Myslės, kurias atspėti padės religinės žinios, kurių, pavyzdžiui, turi Akvilė. Anksčiau Stanfordo universitete daugybė studentų nurodydavo besirenkantis džainizmo dietą, bet jai atsiradus universiteto meniu, daugelis to atsisakė. Kas galėjo nutikti? Tai džainizmo dieta, žinai, kas yra, ne? Džainizmą kaip tokį žinau, galvoju, kokia jų yra skirtinga dieta. Nu, tai jie negali valgyti turbūt mėsos, nes jie yra visiškai pasisakantis prieš gyvos būtybės žalojimą. Džainistų kai kurie vienuoliai šluoja kelią prieš save, kad vabzdžiai neužmintų. Tai kokia ta dieta galėtų būti? Tai jinai turbūt veganiška kažkokia. Dar labiau griežtesnė. Dar griežtesnė negu veganiška. Pavyzdžiui, jie nevalgo daržovės, reikia išrauti žemės ir gali pažeisti vabzdžius panašiai. Gal tai buvo protestas tiesiog prieš virtuvės virėją kokią nors? Ne. Labiau praktiškesnis studento gyvenimo klausimas. Užuome tai, kad jinai labai yra būtent labai ribojanti. Bet jie vis tiek jos nepasirinko. Kai atsirado meniu, nebesirinko. Man reikia kitos užuominos. Užuominos su studentų gyvenimu ir iššūkiais jų, ir kad jie renkasi mitybos planą universitete, kai įstoja. Nes jis yra mokamas jiem. Tai tiesiog, kadangi yra restrictionų daug, turbūt jis buvo gerokai pigesnis. Nes jo, galim sakyti, nebuvo, nes buvo daug restrictionų. Ir kai pasirinkti to, kur universitetas negali, nebereikia mokėti universitetą, 1000 buvo per metus. Tai jie tai bandė apeiti sistemą. Taip, bet universitetas pamatė šitą, užkaišė jį ir tas studentai nebeturi ką rinktis.